Sveiki visi prisijungę prie Frenetics YouTube kanalo. Mano vardas Tomas ir aš padėsiu jums stebėti šios dienos varžybas. Ja, kaip ir girdėjot, Vainis paminėjo 79 km distanciją. Tai varžybos prasideda nuo neutralaus starto, po kurio visi kaip išprotėję grūmėsi, chaosas vyksta ir stengiasi kaip įmanoma užsimti geresnę vietą. Tai startavau iš vidurio, o tai reiškia, kad tolimas kelias iki pirmos grupės. Tai nieko nelaukęs, pasinaudojau progą ir atsargiau važiuojančius dviratininkus pavyko aplenkti nuokalniai. Kol kas važiuoja visi kartu, viena didelė grupė, tai čia kaip ir pliusas ir minusas. Turbūt didžiausias minusas, kad tokia ilga gyvatėlė po posūkio labai išsitampa, o tai reiškia, kad kažkurie daugiau prisistabdė dviratininkai stabdo ir tenka po posūkio gerokai padirbėti, kad vėl dasivyti. Tai kaip matome, trasos danga yra labai gera, išvakarėse lijo, matosi dar yra šiek tiek šlapių vietų, šiek tiek balų, bet aplamai tai yra kietas suplotas gruntas ir nebuvo problemų važiuoti. Čia šiokia tokia įkalnė, po kurios seka vėl ilgas nusileidimas. Ir vėl matom dar vienas posūkis, gyvatėlė išsitempia ir šauna visi į priekį. Jo, čia kažkoks chaosėlis vyksta. Aš pamačiau tarpą, galvojau lysiu, bet matau neįvertino situacijos šalia esantis dviratininkas. Galbūt man čia nereikėjo važiuoti, bet kiekvienas savaip kovoja dėl pozicijos. Posūkio metu važiuojant pastebėjau, kad priekis šiek tiek jau atitolsta. Čia tokia galbūt greitesnė vieta, pamačiau priekyje važiuojantis dviratininkas daugosi truputį, tai nieko nelaukęs, išnaudoju savo svorį, savo inerciją ir pasileidžiu nuo kalno. Matome, kai kurios šlapesnės vietos yra klampesnės, tai su siauresnėm padangom važiuojantis dviratininkai susiduria su problemomis. Čia šiek tiek atsirado tarpas tarp pirmos grupės. Aš važiuoju antroji grupė ir pagalvojau, gal reikėtų pastaupyti. Po kurio laiko išvažiavus iš Užatą pamačiau, kad tarpas vis didėja. Truputį bijojau būti paliktas, tai įdėjau šiek tiek pastangų, kad dasivyti. Kad į kalną atvažiuoti su inercija. Ir pagaliau 7 kilometrai įveikti ir aš esu pirmoje grupėje. Iš tikrųjų buvo nelengva, nes, kaip ir minėjau, iš posūkio visi tie staigius patraukimai, vėl lėtėjimai, stabdymai, tai tikrai reikalauja daug jėgų. Statesnė įkalnėse stengiuosi save apriboti, visgi suprantu, kad važiuosim 79 km, tai nesinori čia pačioj pradžioj tiesiog išsidaužyti. O ir grupė matau, kad kol kas nesiema kažkokių aktyvių veiksmų, tai bus nesunku tiesiosiose arba nuokalnėse juos pavyti. Čia matome, kaip kai kurie dviratininkai nuožmiai kaunasi dėl vietos.
Tai vos neįvyko griūtis. Šiaip tai gal nereikėtų taip aršiai kautis. Visgi greitis nėra mažas, tarpai nedideli. Aplinkui važiuoja dviratininkai, kurie galbūt nėra tiek prognozuojami, tai aš pasirenku šiek tiek tokią konservatyvesnę strategiją. Dažniausiai palieku šiek tiek didesnį tarpą nei reikėtų, bet noriu apsisaugoti nuo neprognozuojamų dviratininkų. Tempas po truputį auga. Visai neblogai grupė važiuoja, bet išvažiavęs iš šono pamatau, kad priekis jau gerokai atitolęs, tai nieko nelaukęs. Noriu išnaudoti šitą nuokalnę, matau priekyje yra šiokia tokia įkalnė, tai reikia paspausti. Ir čia iš tikrųjų gal netgi buvo lemtingas mano įėjimas, jeigu taip galima pavadinti šiose varžybose, nes pirmai grupiai padarius tarpą ir man sėkmingai peršokus iš antrosios grupės, taip varžybos toliau ir tęsiasi, antroji grupė nelabai priešinosi. Atvažiavau iki pirmos grupės. Tai gerai jaučiuosi, nors pulsas yra aukštas, bet supratau, kad aš dabar investavau dalį savo jėgų, tai reikėtų dar neatleisti, kad tą tarpą vis didinti. Ir čia tokia juokinga situacija, aš vos nepraleidžiu posūkio, paskutinę akimirką pamatau žemėlapyje, kad rodo į dešinę ir tas rodyklės. Jo, atsisuku dar atgal, pasitikrinu ar visi vietoje, įvertinau tarpą ir supratau, kad reikia spausti. Dabar reikia didinti tik tai tarpą, bent jau, kad vizualiai antroji grupė nebandytų vytis. Ja, tai kaip ir minėjau, danga yra gerai riedanti, tai labai smagu nuo kalniukų pasileidžia žemyn. Įkalnių šios dienos varžybose nebuvo daug. Iš viso buvo apie 500, gal 50 metrų sukilimo. Tai kaip matėte, tos įkalnės jos nebuvo ilgos, gal kiek statesnės viena kita, bet labai nesunkiai veikiamos. Šalia važiuoja Deividas Buivydas, labai rimtas atletas, stipriai mina. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiose varžybose pavyko su juo važiuoti. Dažniausiai nevažiuoja didelio ūgio dviratininkai, tai aš džiaugiausi būdamas panašaus ūgio kažkam ant rato. Ja, čia irgi tokia įdomi situacija, kai priekyje posūkis į dešinę, bet iš paskos važiuojantis taigiai atlekia, tai bombina tiesiog į posūkį. Ir va tik dabar aš supratau, kad mes esame atitrūkę nemažai. Trasoje buvo nemažai prasilenkimų su automobiliais. Aha. Matom, šitas nebuvo labai draugiškai nusiteikęs. Ne visi medžiotojai labai draugiški. Grupė susiformavo pakankamai stipri. Visi pakaitom dėjo visas pastangas, kad padaryti tarpą. Visi švieži, užsidegę.
Čia vieną po kito Aurimo susirenka tokias aštresnės duobes. Žinau, tie garsai. Atrodo, kad Jo, žinok, iš garso Aurimo atrodė, kad kažkas ne taip, bet atlaikė viskas sėkmingai. Tempas nemažėja. Pasikeičia ir spaudžia. Čia irgi įdomi tokia situacija. Aš net nemačiau, neišgirdau, nežinau, kad posūkis artėja. Manęs važiuojantis, manau, irgi tai nebuvo atidus, tai teko gan staigiai stabdyti. Dar vienas prieštas. Priekyje matome Davidą Buidą. Kai Davidas prieki, tai žinokit, tempas bus geras. Vyras negaili savęs, tikrai nuoširdžiai spaudžia. Vyksta pasikeitimai. Atsisuku pažiūrėti, ar visi krūvoj. Ir važiuojam. Reikia nepamiršti, kad iš paskos važiuojantis irgi nesnaudžia, tai kol dar yra jėgų, reikia spausti. 5 žmonės iš tikrųjų optimalų grupiai, tai po pasikeitimo užtenka pilnai laiko atsigauti. Matome tokios šlapesnės vietos, truputį sulėtina tempą, bet neilgam. Jo, čia tokie įdomis dalykai buvo, aš truputį padariau tarpą ir neįvertinau, kad greit iš tikrųjų važiuoja priekiniai. Tai teko šiek tiek panaudoti jėgų, kol vėl galėčiau prisivyti. Čia nebuvo kritiška, bet tiesiog bereikalingas jėgų eikvojimas. Nėra geriausia idėja prie 40 km greičio naudotis gertuvę. Čia irgi atrodo tempas sulėtėjo, tada vėl staigiai šauna, aš pražiopsojau kažkaip ir tenka dabar vytis. Įdomus šie sprendimai priekyje važiuojančių, gal čia bandė nusipurtyt, dar sumažint grupę, nes paspaudė ir vėl nusimetė. Keistas sprendimas iš tikrųjų. Kas čia vyksta? Kaip per kokį kriterimą jaučiuosi? Ja, didžiąją varžybų dalį nieko per daug neįvyko. Mūsų pirma grupė išsilaikė priekyje. Ir mes dabar jau esam 48 kilometre. Jo, nuo kalno smagu lėkt, bet įkalniai tas svoris nepadeda. Sėkmingas metimas. Nežinau, kodėl Grigas tai padarė, iš tikrųjų jis išlengvina. Jo, posūkis kažkaip staiga atėjo.
Matote, kirtimai nemažėja. Pravažiavom pro aktyviai kertamas vietas. Liūdna, kad tokia situacija. Liko 10 km iki finišo. Tempas truputį sumažėja. Prasideda strateginiai sprendimai. Pažiūrėt norėjau, ar net važiuoja tie? Jo, norėjau pažiūrėti. Iš tikrųjų būtų liūdna, jeigu būtų įveikus 70 km būt aplenktiem. Tai visi tą supranta. Bet tuo pačiu ir tauposi. Dar kelios smagesnės vietos prasilėkti. Grįžtame tokiu pačiu keliu, kuriuo atvažiavom. Varžybų pradžioje leidomės nuo šito kalno. Išgeriu paskutinį lašelį. Čia beliko 4 km iki finišo. Atsisuku dar pasižiūrėti, galbūt būtų gera proga pabėgti, bet žinau, kad dar laukia viena įkalnė. Niekas nesiryžta daryti kažkokio ėjimo. Dar vis važiuoja krūvoj. Liko kiek mažiau nei 2 km, nieks nesiryžta imtis jokių veiksmų. Įkalnė visiškai išsilygino, atsirado tarpas ir nusprendžiau veikti. Posūkis į kairę ir važiuojam į plentą. Atsistojau, spaust. Bet kai tokiu greičiu pravelėkė pro šalį Deividas, supratau, kad aš niekur nejudu. Tada Laurynas. Supratau, kad reiks daugiau pasistengti, bet nėra iš kur jau. Greitis nemažas, posūkis į dešinę. Matau, kaip Deividas gerokai prieitą važiuoja, šitiek užsižiūriu ir aš pats nenuvažiuoju. Šiaip labai netinkamai pasirinkta trajektorija. Dar vienas pagreitėjimas ir į 180 posūkį. Jo, dabar kaip žiūriu video, matau, buvo galima gerokai greičiau atvažiuoti šitą posūkį. Čia
dar vienas patraukimas. Dėdu visas pastangas sumažinti tarpą, bet matau, kaip vyrai priekyje tik tolsta. Įvažiuojam į mokyklos stadioną. Čia paskutinis pusratis ir į finišą. Šitas posūkis buvo slidokas, truputį slysteli dviratis. Čia išvažiuojam finišo tiesiai, dar stojasi, bandau kažką padaryti, bet trečias. Išruoju trečias. Neblogai. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi neprailgo. Ir iki.